Taip, tai kai jūs jungiat kompą su šituo mygtuku, užsikrauna, gausit tokį vaizdą. Šitos programos nereikia, nebus. Jūsų pagrindinė programa viena. Tai ją paleidžiam. Atsidaro pacientų sąrašas. Dabar reikia susivesti pacientą. Tai mes spaudžiam New. Dabar tada atsisėskit, suvesim. Mūsų kolegės duomenys, tai čia tegul būna... Teraz SMS kodas не знаешь? SMS kodas. Nu tai galim tada kokius nors skaičius. Jie turi būti unikalūs. Va čia bus visi unikalūs. Tai kažką suvedam, dabar vardas pavardė. Jak tvoje pavardė? Galit su šituo mygtuku perėti iš karto į sekantį lauką, nereikia pelytis. Teresa Лункевич. Одним пальцем. Teresa Лункевич. Su lietuvybėm turėtų šiaip veikti. Aš nežinau, gal čia dar nesuvesta, tuoj pasižiūrėjau. Yra lietuvių kalba, tai šiaip galima. Jo, nepalaukit, kodėl čia. Gerai, kol kas tada rašykit angliškai, aš tada pažiūrėsiu. Taip, dabar filmuojam. Ir parašykit gimimo datą. Ne, sekančią, šitam antram. Paspauskit, ir dabar rašykit. Ir viskas. Ir dabar didesnis tas mygtukas, užsitikėčiau ir visi perina prie matavimo. Dabar laukiam, kol dings oranžinis šitas pranešimas. Taip, ir pasileidžia, toj dings ir matot, čia yra 4 programos. Makulos tyrimui, glaukomai, skringinis toks mažesnis. Konferencija čia trinsim, čia buvo praeitą šeštadienį, mes gavom į konferenciją, gal buvot, atvežėm šitą, stovėjo. Tai, jo, ten. Taip, tai dabar, jeigu norim makulos tyrimą padaryti, viskas paruošta, pacientą instruktuojam priglaust, jo galvą priglauskit, jums patogu, galite arčiau. Mūsų tikslas dabar sužiūrėti, kad akis būtų maždaug šitam lygiai. Čia pas mus reguliavimas galvos aukščio. Jau akis yra. Su joysticku pakeliam. Ir dabar reikia iki geltonų. Dabar jau jisai pagauna. Jisai jau fokusuojasi, kai jisai rašo capturing, dabar matuoja. Tai net nereiktų nuspausti? Jo, net nereikia. Dažniausiai net nereikia. Ir žiūrėkit, dabar mūsų tikslas yra įvertinti, ar gerai padaryta, ar nesumirksėjo pacientas. Ir čia geras pavyzdys, nes būtent čia, žiūrėkit, matot jos, tai čia sumirksėjo. Galima tokiais atvejais pakartoti, nes jeigu, matot, čia net ir duomenų nėra, kai praeina linija, trukdžiai tokie atsiranda. Reiškia, pacientas sumirksėjo, tai prašom, paspaudžiam tada šitą retry, kad dar kartą. Ir prašom pacientą, kad nemirksėtų. Тересенька, не мругай, сидь, давай сюдай, не мругай. Padedam, vėl tada reikia surasti, gerai. O dabar nemirksėkit. Gerai, caption. O dabar pažiūrėsim, kas gaus. O dabar jau nėra tų juostų, dabar gražiai. Mes pasakysim, jo, čia vienas iš 4 tyrimų, dabar mes 3 tyrimą ir fundus nuotrauką galėjom. Tai vieną padarėm, tada spaudžiam OK.